Vokietijos federacijos žemėse baigėsi vietos valdžios rinkimai. Geriausias pozicijas juose išsaugojo. Ryšium su padidėjusiu avaringumu, Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują įstatymą, draudžiantį nuo balandžio 1 iki spalio 1 dienos viešose vietose dėvėti trumpus sijonus. Išimtis taikomas pensininkams, tremtiniams ir Seimo nariams. Nusižengusieji įstatymui bus baudžiami 20 litų bauda. Sistemingai pažeidžiantis įstatymus bus įkalinti greta Seimo esančioje specialiai įrengtoje merginų kolonijoje. Einu gatve, šiandien man linksma ir aš dainuoju šalala la 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 la. Gadžiant berniukams aš pamojuoju ir vėl dainuoju šalala la. Mes išėjom į gatą, mes sustabdome eismą, mūsų dangus sukūrė spinduliuoti geismą. Pavasaris suklėja šiltom bangom Jamaikos, mes esam su tavim, todėl sustoja laikas. O pavasaris atėjo ir prasidėjo. O pavasaris atėjo ir prasidėjo. Mano kojytės, jos labai ilgos, jos tartum smilgos. Mano akytės, jos labai žvilga, jos išsiilgia. Come on! Pavasaris atėjo, vėl viskas prasidėjo. Mergaitės kaip draugeliai vėl siautėja su vėjo. Mes sakome, būk čia, būk su mumis kartu. Jei nori sužinoti, ką reiškia, kai saldu. O pavasaris atėjo ir prasidėjo.